Ką tik suskaldžiau telefoną. Pažiūrėkit į mane, koks aš varg. Dar vienas sekmadienis, važiuoju į ofisą padirbti. Šiandien nekodinsiu, šiandien filmuosiu. Kaip ir dažniausiai sekmadieniais reklamuosiu projektą. O ką dabar bildinu, tai dabar bildinu labai įdomu. O, palaukit, tuoj krestels. Bildinu dabar kai ką labai įdomaus. Aš iš to, kai ko įdomaus, tikiuosi daug naujų userių, 100, o gal net 1000, o gal visai nebus taip, kaip aš galvoju. Gal negausiu nei vieno naujo userio, bet gausiu kelis, bent jau tai tikrai gausiu, bet noriu gauti daug, 100 arba 1000. Dar nenoriu visko išduosiu kiek vėliau. Biški kantrybės. Dabar šiek tiek peršoksim į praeitį. Nusipirkau preprodą ir nusipirkau preprodą 2 metam už 27 eurus. Papigiai, mėnesiai gaunasi kiek čia. O nusipirkau preprodą, nes ir dabar papasakosiu istoriją. Šokam atgal į praeitį. Dabar dar vieną naują įrankį pasiūlė žmonės. Tai aš įkursiu. Tai dabar taip, yra idėja sukurti naują toolsą. Ir tas toolsas atrodytų daug maž taip. Yra žaidėjo puslapis, Marius Grigonis ir čia va pridėt ne varnikę, favorite, žvaigždikę. Ir tu paspaudė ant to žvaigždikės ir prisidedi šitą žaidėją į savo favoritus. Atsidarai savo dashboardą, ir va čia matai visą sąrašą žaidėjų, kuriuos tu įsidėjai į dashboardą ir gali sekti jų statistiką. Vakar naktį parelysinau. Turiu 2 valandas, pabandysiu bugą ištaisyti. Ir jeigu aš noriu paremovinti šitą žaidėją iš savo favoritų, ir gaunu erorą. Pirma mano mintis buvo, kad useris neturi teisų, negali deletinti įrašų iš lentelės. Bet nepasitvirtino, tas useris turi teisės. Nelabai pasisekė deploymentas, nugrioviau ant šono savo website'ą. Kovoju su erorais, vis dar nepavyko jų išspręsti, website'as yra down. Ir dabar bandau vėl deployint, pafikstinau, lokaliai veikia. Bandau deployint į laivą, pasižiūrėsiu ar veiks. Ir šovė mintis, gal aš susikursiu antrą lygiai tokį patį environmentą. Tai va tokia ta istorija. Jeigu nelabai aišku, ką aš čia ką tik parodžiau, tai biškai perbėgau per įvykius. Ten buvo kelios dienos sudėtos į šitą video segmentą, kurį mes ką tik matėm. Tai parelysinau naują įrankį, parelysinau su bugu. Tas bugas tai buvo, tu prisidedi žaidėją į favoritus, bet negali jo ištrinti iš savo favoritų sąrašo. Tada bandžiau pafiksinti bugą, šitą bugfixą padeployinau ir website'as nugriuvo. Viso to nebūtų buvę, jeigu neturėčiau preprodo. Dabar jau turiu preprodą. Tikiuosi, tokių situacijų bus mažiau. Čia viena tokių situacijų, apie kurias mėmes kūrė programuotojai. It works on my machine. We will not give you your machine to the client, dude. Tai va, turiu preprodą, žiauriai kietai. Padariau tai, dėl ko čia atėjau. Šiam pagrindinė priežastis, kodėl čia atėjau, buvo nufilmuoti video, pareklamuoti Give Me Stats. Bet pastebėjau, kad tie vaizdeliai, tokie, kuriuos filmuoju kas savaitę ir mokinu userius, kaip naudotis Give Me Stats, jie kažkaip neveikia. Neprivilioju aš tiek daug naujų userių, kiek kad norėčiau privilioti. Paskutinė mintis ir atsisveikinu. Tas naujas toolsas, naujas įrankis, į kurį dedu daug vilčių. Toks sneak peekas, tai bus žaidimas, geimas, labai trumpas geimas, kurį galėsi žaisti tu ir varžytis, pavyzdžiui, su savo draugais arba su kitais krepšinio fanais. Mane inspiravo kurti šitą žaidimą, tai toks yra Hoopsgrid ar hoopgrids.com, man atrodo hoopgrids.com. Bičas sukūrė žaidimą apie NBA krepšinio statistiką, toks kaip Sudoku kažkas tai panašaus. Ir papostino Reddit'e. Žmonės nuvertė ant šono tą jo žaidimą. Toks didelis trafikas buvo, kad neatlaikė. Mes su tavim, žinai, ką dabar padarysim? Mes pasižiūrėsim, ar šitas junior developeris sugebės padaryti kažką panašaus kaip hoopgrids.com. Čiau!